Labą dieną. Viena mintimi noriu pasidalinti. Apie meilę savo. Mes žmonės turbūt per mažai mylim save. Kitus aišku irgi. Bet ir savo dėmesio. Dažnai neskiriame tiek, kiek jo reikėtų, kiek esame verti. Bėgam, lekiam, dirbam, darom. Bėgam. Mirštam. Jūs turite unikalią galimybę šitą situaciją taisyti. Na, aišku, čia gal atrodo labai globali, pasaulį išgelbėsime, ar ne? Bet žiūrėkit, žmonės pas jūs atkeliauja dovanų kažkam. Draugam, šeimos nariam, kolegoms, tolimiems žmonėm. Dovanos. O savo? Priminkit jiems apie save, kad jie irgi yra svarbus. Jeigu rūpinasi artimuoju, tai artimiausias žmogus yra kas? Čia. Jeigu rūpinasi bendradarbio arba darbuotojų, tai kas yra įmonės svarbiausias darbuotojas? Čia. Kai mes esame laimingi, tik tai tada mes galime kitus padaryti laimingais. Niekaip ne kitaip. Tai nebūtinai reiškia, kad dabar kaskart parduokime jiems po kokią nors dovaną savo. Žinai, kartais gali užtekti jums tik tai priminti, o savo, kada jūs sustojote, ką jūs mėgstate, kas jūs džiugintų. Gal žmogus prisimins, kad knygą skaitė beprotiškai seniai. Tai gali būti jam geriausia dovana savo. Laikas savo. Vonia su burbuliukais, kuri nieko nekainuoja. Knyga arba pasivaikščiojimas miške nieko nekainuoja, o suteikia džiaugsmo daug. Ir jūs būsite tas žmogus, kuris jam arba jai tą padovanojote, priminėte. Tiesiog nukreipėt jo arba jos dėmesį. Pardavimas, pirkimas paskui jau vyks savaime. Ar tą kartą, ar per kitą kartą. Bet kuriuo atveju žmogus vis tiek atsimins jūs, kad jūs buvote tas žmogus, kas jį į save truputėlį sugrąžino. Tad kas kartą, kai pas jūs ateina pirkti dovanos kažkam, tai priminkite, kad tas žmogus, kas labiausiai nusipelnė dovanos, stovi štai čia. Ir jau tada su juo šnekėtis ir apie jį, ją, ko jam arba jam reikėtų. Ar iš jūsų asortimento, ar iš to, kas jo gyvenime ją džiugina. Mylėkime save. Jūs irgi, kada jūs sustojate, kokią savo dovanėlę pasidarėte.